Žiūrėkit, mes kompromisą kada priimam? Tada, kada turim problemą. Arba konfliktą. Nu, problema ir konfliktas mes, sakykime, jeigu mes turim problemą ir dėl jos nesutariam, kažkada tai prieina prie konflikto ir mes įsprendžiam. Ir sakom, pagaliau priėjom kompromisą. Taigi, kada mes turim problemą, pirmas kelias koks. Pirmas kelias yra tiesiog užsimerkti ir jos nespręsti. Tai irgi yra sprendimas. Nespręsti. Antras kelias yra rytoj poryt vilkinti laiką. Tai toksai vadinamas virvės tempimas. Trečias būdas yra, labai plačiai yra naudojamas tėvų ir vaikų santykiuose. Sakiau, kad darysite taip kaip aš. Tai yra laimėti kito sąskaitą, primetimas. Ketvirtas būdas yra nusileidimas. Ką darysi? Jis taip sako, man nepatinka, bet aš vis tiek jiem leisiu. Ten, pavyzdžiui, sakė, ten buvo savimi, kabarą. Tiek, yra nusileidimas. Ir penktas, tai žiūrėkit, čia yra primetimas laimėti kito sąskaitą. Čia yra nusileidimas leisti kitam laimėti savo sąskaitą. Čia yra tokie skirtumai, kad primetimas tai yra per prievartą, o čia yra savanoriškas nusileidimas. Tiesiog tokia auka per skausmą. O kompromisas yra... Kompromisas kada yra? Ar čia laimėjo abu? Ne, sako. Nu gerai, tu biškį padaryk taip, o aš biškį padarysiu taip. Nu, realiai, dalinai pralaimim abu. Tai čia pralaimėjo tik vienas, čia irgi pralaimėjo, o čia abu pralaimim. Abu šiek tiek pralaimim. Ir kaip jūs galvojat, kas būna su ta dalim, kuri pralaimė? Jinai vis tiek niekur nedings. Jinai sprogsta arba išauga į dar didesnę problemą. Ir jis niekai nesprendžia problemos. Tai yra... Kada, pavyzdžiui, būna ten emocijos, ten yra visas kitos technikos, ne, ten emocijos reikia, emocijose labai gerai yra prieiti prie kompromiso, priimam kompromisą, paėmus ir raminam. Ir tada yra gerai kompromisas, bet tai yra negalutinis sprendimas. Išlošimas paprasčiausiai. Jo, ir tiesa, aš dabar labai daug dėstau tų seminarų apie konkrečius sprendimus, tai dažnai yra pas mus Lietuvoje. Yra pati sąvoka kompromisas naudojama kaip laimi visi. Tada, kada mes tikrai susitarėm ir abu jaučiamės patenkinti, sako, o ačiū, priėjom kompromisą, bet tikrai abu patenkinti. Tai supraskit mane teisingai, kad aš sakau, kompromisas tai yra tada, kada aš kažkiek nusileidžiu ir mano oponentas kažkiek nusileidžia. Ir mes abu liekam su skausmu ir tik su dalims džiaugsmu. Tai žiūrėkit, kodėl taip yra priimta tie trys etapai. Ir tie trys būdai spręsti konfliktus, dėl to, kad visi tie trys būdai, jie yra dažniausiai šiai pasitaikant, jie mus nereda iš komforto zonos. Mums nereikia nieko mokytis, mums nereikia tobulėti. Mes tai mokam. Mums tiesiog nieko nereikia keisti, jokių pokyčių. Primesti iš viso, aš taip darau, o nes tegul keičiasi, atsakomybė tenai. Tai jis visiškai prieštarauja mūsų efektyviem įpročiam, ne? Aš sakau, tu daryk taip, kaip aš noriu ir man neaiškink. Tai aš jam atvirkščiai paaiškinu, aš nusimetu atsakomybę ir tu daryk. Aš jam netliepiu, jeigu aš turiu galią, jeigu primenu. Jeigu aš nusileidžiu, ne, dieną. Aš esu tu tik tai stilusis. Aš žinau, kad aš nepadarysiu to, aš nusileidžiu, aš nedarysiu to, ką man reikia. Bet, viduj giliai aš rasiu pateisinimą. Dėl to, kad, aš nusileidžiu, dėl to, kad aš bijau, aš turiu kažkurias baimės. Ir tai yra, ir tai to klausimo jau yra neefektyvu. O jeigu kompromisas, tai mes abu elgiamės neefektyviai. Neugdom savo, sakykime, tos nepriklausomybės. Tai vienintelis būdas, kuris gerai padeda spręsti problemas, tai yra šeštas, Tai reiškia, kad laimė abi pusės. Kas norėtumėte išmokti visus sprendimus gyvenime spręsti, būtent tokių win-win. Užduosiu paslaptį, kad beveik visuose gyvenimo situacijose, vakar galvojau, kad visuose su Ratkevičiumi važiavau, sakė, buvom tokių, kad reikia tą gyvenimą palaukti. Norėtumėte, tai aš pasiūlysiu Editai, mes organizuosim greitai seminarą 2 dienų, kur mes tikrai išmokysim jūs spręsti visus konfliktus, išspręsim jūsų konfliktus, tai sekite informaciją ir darysim laiką.